Sveiki visi žiūrovai. Jau kaip turbūt supratot iš paskutinio video, kad jau atvykau į Suomiją į darbus. Tai vat važiuoju jau bandyti žvejoti. Šiandien dienelė graži, važiuoju po darbą. Penktadienis. Senas vietas tokias. Pernai ten daug buvo lydekų. Šiemet biškį jau yra apžvejotas, kolegas ten apžvejoja. Bet mes vis tiek pabandysim, pažiūrėsim. Tai ką, visiems geros peržiūros, visiems nei žvyno, nei uodegos. Pakuosimės valtį. Bandysim šiandien protestuoti naują blizgę, nusipirkau tokį. Parodys to. Amerikoniškų vėliavą kažkaip nupaišyta. Va, provokatorių taigi. Pabandysim, pažiūrėsim, kaip parodys. Apsirengiu šiltai, lauk jau nebe šilta. Iš ryto buvo -3 jau. Dabar +6. Nebe labai šilta. Laiko nebedaug turim. Gal kokias 3 valandas maksimum iki sukiam. Bandysim kiek svaidį. Orelis pasakys. Viskas, susiruošiau. Varom. Rišu dar raudoną siūlą ant blizgės. Netoliai jūra. Suomijos įlanka prasideda. Aišku, čia gabaliuks geras, bet pareikim ten toks upelis ištek. Reik to upelį pabandysim. Tokia uodega imt, bet ten setų iš visų galynų. Labai kažką galima paimti. Tai pradėsim nusigoliu. Ten upelis išbėgtas.
Bėgsi renkas, žuvytės sukinėsenas, susirenk maitintis, šiaip pakrantės iš gelmės. Vasarą čia nebūna iš vis. Bandysim. Jau gilus ruduo. Greitai jau žiema nebeužilga. Trauksis ledas gal. Kažkas susipankalė čia. Bet oras tai lepina tikrai. Pasakiškas oras. Žolės. Ne, kelmas. Įkirta, pačiu žolį sėdėjo, prie žolių įmečiau. Nebloga gal. Nebloga. Nenori kilti. O, mamulka. Kur išeina iš žolės. O, nieko savo. Все. Dar ne. Išėjo lauk. Stiprias koks rūdien. Bet nemažai. Kokį 4 kilų įjaučia. Gal į 5 visą blizgį ryja. Na ką, bandyt paimti, reikia krytį traukt lauk. Kuris yra žolytė. Čia į biškį kepaliuks.
Kaip man dabar ištraukti blizgę. O. Это копошело. Побул скрытый. Nelengva susitvarkyti su tokiam. Ranka pakirta. Reikia pražiodinti, dabar kažkur turėjau prisidarius, tai pražiodinti. Tokį, ką žemačis. Ką čia reikėtų padaryti. Kraus iš karto pasirodė. Nežinau. Reikia žirklutės. Toksai krokodiliukas neblogas. Na va. Ką tokia trumpa, bet drūta. Так, nebloga. Paleisim. Išeina. Nu čia geras buvo. Nežinau, jeigu dar didesnį užkiptų, kaip reikia susitvarkyti su anam tokiu žalčiu. Nu, lėkam toliau. Tik įmečiau ten prie pat žolį, mokti iš kartą. O čia į tą įlankelę. Prie pat žolio vastovnas. Ką šis ta blizgė kabinėsen. Gerulė čia buvo. Kokie 5 kilo gal. Segė. Nepataikė.
Bet kalė gerai. Ne taip, kad smūgis buvo įtempė taip. Tuoj pakartuosim. Aba, yra tą patį. Čia jau mažesnė biškį. Bet irgi neblogai. Porą kilogramų. Nu, ateis pas tetuką. Na, atiduok ir bėk. Jo, čia kabliuks kaip reikals jau toks. O, tokį lydekaitį. Apa. Geras. Na ką. Bandysim dar ką nors prignypti. Oba, vėl. Gal ne, gal. Oba, kalį, sakau, kalį. Pakartuoja vėl. O, tiesa. Jau kokie 2,5. Gal net 3. O, tiesa. Vėl visi blizgyrys. Antras metims. Iškart vėl kepals. Nu, ateik čia. Svirbelėm pakybus. Nelabai judanas čia. O, kokia. Gražuolė. Pabėga. Na, vis tiek būčiau paleidęs. Nu, gerulis. Aš sakau, kad kalė dasyginiai vėl pakartoja. Palei pat žuolis stovanas čia. Trys kepaliukai, geri jau. Čia tai žvejyba. Makalojas. Pačiai žuliai, blemba, stau.
valgyti nori, kad šauni žolės dasigant. Iš antrą kartą takoj. Tai jau maitintis labai nori. Da, va čia vieną prameskėm. Atgaliop. Gal dar ko nors praleidom. Niek. O, nu, pjovė, eik tu, na, žiūrėk, paviršių šoka šitaip parėmė. Nupjovė mano blizgį. O, tu saukas per ryjims, blėt, su vis pavadėlį ryji. O, eik tu, na. Na, va, karoči, čiūkštį nupjaut, zilka. Eik tu savo. Dedu, karoči, mepsą. Reikės važiuoti pirkti. Blizgė. Neblogai pasirodė ta blizgė. Na, bet manau mepsus, bet tik tiek, kad blizgė didesnė, gal didesnis kal, biški. Och, tu velnias. Bet nebloga buvo. Matyti ryja, blemba su vis pavadėliai. Čirkti nupjoja. Ja, rytoj iš ryto reiks važiuoti. Pasižiūrėti kokį blizgių didesnių tokį. Varysim, žinau, vieną vietą tokį neblogą, naują. Pabandyti ten turėtų būti tų lydekų irgi. Jo, gaila. Da paršoka tiesiai ant valtis, paviršiui parpjoja. Reik gal porą pavadėlių užsidėti, nežinau, kad šitaiks nemažas jam. Tas pavadėlis 20 cm. Kai duodanas su visą blizgį, su visą pavadėlių į vidų. Įsidėjęs dar vieną. Kirto vėl. Neblogai, tik ne iš didžiųjų, bet nemaža. Kokį porą kilų gal. Va. Porą kilogramų į gal, pusantrą kokį. Nu, gražu. Čia tarp tų žolyčių paleidau. Parėję. Tuoj pakartuosim. Žolės. Čia seklų to įlankai labai. Prikabinau žolių. Ne, pagalis. Runguris, nesuprantu.
pažolės landžiai lydekas ant nugaros. Pliaušk jau ne pirmą. Jo, dešinė irgi ten pliaušk. Alkanas dabar lent bele kur, kad tik pagauti tą žuvytę. Bet turiu vis tiek savo išrinktas vietas tokias, kur nustau. Kiekvieną rudenį viskas kitur nepagaus. Matyt, kur tas žuvytės renkas, ten yra nus parmigruoja. Nu nieka čia, kaip nekeista. Čia visą laik būdavo lydekų. Niek, rytoj varysiu, nusipirksiu blizgę kokią, gerą, didelę. Ir bandysiu į naują vietikę. Rytoj tokia pat graži diena praneša. Bet jum jau tą kitą dieną bus tik už savaitės. Žiūrovam mano. Nėra, čia visą laik stovėdavo lydekų. Vienkart man čia spiningą sulaužė, įnaja su visu mepsu. Paskui kolega šitą pagavo lydeką. Parneš sako, čia ne tavo mepsas. Sakau, mano. Kartu mes buvom senu čia. Irgi kokį 4 kilų gal buvo tą lydeką čia. Pritraukiu prie valtis, kai davė po valtim, tik kriukš spinings atsirėmė į valtį. Nesuveikė stabdys. Ir nutrūka. Į spinings lūžo, da. Į paskans čia už savaitę žvejoj pagavo su visu mepsu burnai buvo, turbūt, nežinau, kur ten buvo. Bet parniš mano mepsą. Nu, nėra čia upiai. Nelabai suprant. Reik varyt gal kitur tada. Varom ten į kitą pusę. Jau svaidžiau. Ir vėl išlinda iš kažkur. Nedidelė. Bet yra. Nu, ateik. Krausbė. Nenoriu žiūrėtis, nu. Irgi apie porą kilų. Taški krauja man čia. Reikia, karoči, kuo didesnė blizgė šitaru. Tada bus didesnė kepaliukų. Mepsas ant jiem čia kaip tarp dantų pastriktų viskas.
Kur tam su mano blizgė gal galėt sukipti. Kas čia buvo? Žolė buvo išplaukė paviršių. Pabandykim iš ten už tų žulių paplaukti, kur man tą lydeką ėmė, kur nutraukė. Nukanda zilką. Oba, yra kepaliuks. Saulė blizgi, bet nedidelė. Atsikabina. Na gerai. Yra čia tų lydekelių. Netrūksta. Čia kažkaip tam gal nepagaudavo niekada. Buvo kažkaip kert po biškį. Toj pusėje nebėnu. Čia arčiau prie upelė kažkur stonas, kur mailis sukas turbūt. Varom ten į kitą pusę. Oba. Ir silkykė. Bet tokia pilvuota, bet dar groba. O, čia naftos gamykla. Čia aš įdirbu tai gamyklai. Saulelė leidžiasi. Da gal spėsi parduotuvę, šiandien blizgių nusipirkti. Saulelė jau virš mišką greit dings iš vis. Keriai jau krauna plaukti. Jau antrą ir trečią žvejybą, jau čia žvejoju dar nebuvo kruojas dabar. Reikės šiandien parsinešti pakrauti. Tada čia prasvaidysim tą pakrantį, viskas, varom namie. Užvažiuosim dar į parduotuvę. Pasižiūrėsim blizgių. Gal kažką rasim. Parplaukiau jau į savo vietelę. Prie mašinos dar neatsisveikinu. Važiuosim dar į parduotuvę. Susikraunu to į lekam. Pažiūrėsim, ką ten gali papirkt gerą. 3 laipsniai plaukia. Lekui pardą. Susitiksim parduotuviai. Variam parduotuvio spiningų pasirinkimas čia koks. Visokiausių, su ruletėm visokiam. Kokį tik nori. Meškerkočių.
Tai va. Čia marmiškėlių visokių, balansiriukų, blizgėlių. Va, čia gal fosforiniai vėgėliai, nu, nebuvo, nu kažkada ieškojom čia su ekspertu. Dabar visokiausiai. Gal pavyks vėgėlių pagaudyti šiemet, jeigu liets užsidės gers. Vien met su ekspertu pagaudėm, čia neblogai. Kritelių, kuprinėlių, drabužių visokių, pavadėlių. Beveik blizgių didelių. Tai rasim, da, o, yra, matau, yra. Va, čia kažką imsim. Va, manau, tokį imsim. Baltų. Da, gal va tokį kažkokį. Tai labai sunkiai tokia bus gal. Bet aš galvoju, kad baltų reikia imti. Tokius, kaip aš turėjau, provokatorius Nino. Kainuoja 7 € blizgė. Na, gal tokia savotinę da paimti vieną. Daugiau nieko čia ne. Čia tas pačias. Tik supakuotas. Toks pačiu. Bet dar didesnį kažkokį ne. Gal paimsiu dar va tą. Tokį. Bet labai jau sunkiai. Čia gelmės kokie. Nespėsiu užmest, bus ant dugno. Ten man kažkaip patinka tokie. Nežinau, gal neimsiu, aš labai sunkiai man. Gal giliai kažkur žvejoti neblogai, bet kaip man tai kablis toks nelabai didelis. Paėksiu gal savotinį netokį. Čia va irtų blizgė, va. O, 15 €. Gal reikėtų paimti 16 €. Vieną kokį va, matau tokį. O tokį man gal visai. Nemaža tokia. Paimsiu šitą 13 €. Kažkaip man įkrito į akį. Tai va šitai paimsiu dar. Čia va valų visokių, kokį tik nori. Pilna. Lekiukų. Prie valčių visokių, prie bambaso turbūt. Čia kryčių dar yra. Čia dar gerai yra, daug tų plikerių. Čia jūra jau daugiau gal. Kur čia tik nėra. Čia blizgi dar kažkokie yra. Didelių ne, va, čia dar ir didelių kažkokį. Tokia plona. Šitą paimsiu. Dar guminukų visokiai. Va, kokių guminukų į čia. Didelių. Tai va, čia va tokie yra. Suomijan tokių važiuoju lydekas, sakė. Neblogas gauna. O čia guminukų dar svorių pardavinėjai, kai nori. Na, čia 17 €, gal 17,5 € kilogramą. Kažkur nelabai didelis pasirinkims, kai starkiai eint tada vajonė čia privežam. Žirkutės visoks, peiliukai, peiliai.
trūbicų lai pirkti. Šniūrai su plūdėm atskirai. Trūbicai 30 eurų kainuoja. Čia ir kitokie 80 eurų, 34 eurų, 35 eurų. Kiam 2 eurai va, visokiausiai. Čia gali legaliai pasanas žvejot trūbicais. Nu tai va, hebrytė. Visiem iki sekančių susitikimų, visiem nežvynų, ne uodegos.